Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai. Tiem, kas nežino, prisistatysiu, esu Nerijus Kupstaitis, Miškų departamento direktorius aplinkos ministerijoje. Ir šiandien norėčiau pakalbėti, tema jau šiek tiek buvo paliesta prieš tai prezentacijoje apie atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir sprendimų priėmimo Lietuvos miškų politikoje. Tiesa, aš kalbėsiu kiek kitų kampų apie šitą problematiką ir pasistengsiu, laiko limito neviršyti. Tai pirmiausia, mes žinome, kad Lietuvoje formuojama ilgalaikį nacionalinė miškų politika, paremta tradicijomis, tarptautiniais įsipareigojimais ir kad šią politiką siekiama darnaus miškų ūkio, kuomet suderinami visi interesai, ekonominiai poreikiai, ekologiniai socialiniai poreikiai visuomenės, kartu užtikrinant miškų išsaugojimą. Tai šitoje vietoje viskas yra labai gražu ir gerai. Mes turime visą eilę vienas už kitą gražesnių strateginių dokumentų, bet vis tiek išlieka klausimas, kuris beje čia nėra vien Lietuvos klausimas. Čia yra bendras klausimas, kuris pastaruoju metu aktualus ir kitose šalyse. Tai yra, kiek miškų politikos sprendimai paremti mokslinių tyrimų rezultatais. Ta sąsaja tiesiog. Ir čia dabar jau bus taip pat sąsaja su prieš tai darytų pranešimu, kai mes kalbėjom, kodėl ten vienaip ar kitaip tas dialogas stringa tarp mokslininkų ir politikos sprendimų priėmėjai. Tai aš pabandysiu tą paanalizuoti iš kiek kitos pusės. Tai pirmiausia, reikėtų įsivardinti mums tokius kaip svarbiausius miškų politikos sprendimus, kurie buvo priimti nuo nepriklausomybės atkūrimo. Jų galima daug vardinti, aš išskirčiau tris tokius svarbiausius. Tai pirmiausia, žinoma, čia mes kalbam jau plačiai apie miškų politiką. Tai pirmiausia, nuosavybės teisių į miškus atkūrimas. Čia mes sukuriam privačių miškų sektorių ir įvedam konkurenciją žaliavinės medienos tiekime. Toliau labai svarbus politinis sprendimas buvo rinkos ekonomikos įdiegimas miškų ūkyje. Vėlgi, pelningai veikiančios valstybinių miškų įmonės, nereguliuojama žaliavinės medienos kaina ir privatus subjektai miškūkio veikloje. Bet šitie du miškų politikos sprendimai realiai jie sąlygoti nacionalinės politikos išorinių sprendimų. Čia nėra kažkas tai, ką miškininkai sugalvojo, ar ką miškų mokslo ir miškų praktikos ir miškų politikos sprendėjai savarankiškai išvystė. Na ir trečia tokia grupė sprendimų išskirčiau, kur yra kalba apie naujų miškų įveisimą, tai yra apželdinimas mišku. Na, šitas vėlgi tikslas ar sprendimas jis nėra naujas, realiai naujų miškų įveisimas perimtas, miškingumo didinimas perimtas iš sovietinių laikų miškų politikų. Čia, aišku, yra labai supaprastintai, bet čia yra svarbu tas, kad mes kalbam, kad realiai tai, kažkokių esminių naujų miškų politikos iniciatyvų iš vidaus nebuvo. Viskas yra daugiau sąlygota iš bendrosios nacionalinės politikos. Tai tas yra svarbu, kai mes kalbam paskui toliau apie tą sąsajas tarp politikos sprendimų ir mokslinių tyrimų. Dabar kalbėdamas apie miškų politikos mokslinius tyrimus, aš iš karto pasakau, kad aš kalbu ganėtinai siaurai, šiuo kalbu daugiau apie taikomuosius tyrimus ir jie toli gražu neapima visko, bet čia aš juos pateikiu kaip pavyzdžius, kad mes susidarytume bendrą vaizdą. Reiškia, mes turėjome keletą darbų valstybinių miškų ūkinio valdymo tobulinimui, pradedant nuo 90 kažkelintų metų ir baigiant 2009-2012 metais. Tačiau realiai iš tų darbų, aš drįstu sakyti, jokio rezultato politikos sprendimuose neperimta. Toliau keletas darbų nacionalinės miškų programos temomis buvo čia, jau dalinis rezultatas, reikia pabrėžti, buvo perimta ir politikos sprendimuose. Keletas darbų teisiniam privačių miškų reglamentavimui
Epizodiškai taip, rezultatai buvo priimti, bet rimtesni siūlymai dėl rimtesnių sistemų sukūrimo, na, jie taip ir liko už borto. Darbai privačių miškų savininkų švietimo sistemos tobulinimo, gal ir per drąsiai pasakyta, kad jokio rezultato, bet kai kalbam apie sistemą, tai sistemos, na, tokios rimtos sistemos nėra toj vietoje. Ir priešingai, aišku, čia galima ginčytis, bet na, mano žiniomis kažkokių reikšmingesnių darbų dėl miškų ūkio finansinio reguliavimo nebuvo atlikta, bet priešingai yra daug politinių sprendimų susijusių su finansiniu reguliavimu, kurie moksliniais tyrimais neparemti. Aišku, galima toliau vardinti, bet čia jau suformuočiau tokį, kad yra labai aiškus atotrūkis tarp miškų politikos mokslinių tyrimų ir miškų politikos sprendimų. Toliau galima keletą pavyzdžių įvardinti, aš čia 3 pavyzdžius pasirinkau, tokius ryškesnius pavyzdžius, kur mes turim tos, sakykime, moksliniais tyrimais neparemtos miškų politikos sprendimų. Tai yra, mes sukūrėme realiai silpną privačių miškų sektorių, tame nuosavybės teisų atkūrimo į miškus ir privatizavimo miškų ūkio procesų rezultate. Mes realiai neturime progreso valstybinių miškų ūkinėme valdyme nuo 2001 metų. Na ir tas trečias, priešingas, kaip finansinis miškų ūkio reguliavimas, tai yra realiai nuolatinis mokestinės naštos didinimas, to jau vietoj be mokslinio pagrindimo, tai yra nežiūrint, ką tas ateityje duos, koks gali būti rezultatas. Jeigu glaustai per kiekvieną pavyzdį pereiti, tai, na, čia privačių miškų istorinę raidą Lietuvoje jūs visi žinot, bet tai yra svarbu tam, kad kai mes kalbam apie privačių miškų sektoriaus sukūrimą, mes turim žinot, iš kur mes atėjom į tą privatizavimo procesą ir tą naująją, nu, arba teisingiau, dalinai atkurtą, dalinai naują tvarką privačių miškų. Tai čia tik tai, na, tokia bendra tendencija, kad matytųsi. Ir iš to mums labai svarbu, kokios tos prielaidos buvo 91 metais privačių miškų sektoriui. Tai yra smulkios valdos tarpukaryje, jokių privačių miškų sovietiniais laikais, tai yra praktinės privačių miškų tvarkymo patirties nebuvimas, visą šitą jūs puikiai žinot, bloga sovietinių laikų kolektyvinio ūkininkavimo patirtis ir labai svarbus momentas, kad dominuojantis valstybinių miškų sektorius nuo 1922 metų. Nu ir kokį mes, čia vėlgi taip labai apibendrintai, kokį privačių miškų sektorių mes turime šiandien. Nu, realiai tai yra smulkios ir fragmentuotos miškų valdos, praktiškai nėra kooperacijos, motyvacijos žinių trūkumas, būdingas didžiai daliai miško savininkų, bet čia galbūt tą reikia paaiškinti, kad čia kalbant apie tai, kad realiai tik tai 10–20% miško savininkų vykdo intensyvę miškų ūkio veiklą. Tai per tai tas galbūt atsispindi labiau. Na ir kas labai svarbu, manau, šitoj vietoj, mes turime labai smulkmeniškai reglamentuotą ir perdėjim kontroliuojamą miškų ūkį. Na, tai yra tiesiog sprendimo laisvės trūkumas, jis neugdo atsakomybės. Taip. Dabar, jeigu visą tą apibendrinant, ką aš dabar pasakiau, su tai nuosavybės pokyčiais arba su to privačių miškų sektoriu, tai realiai galima pasakyti, kad tos išorinės politinės prielaidos sukurti ekonomiškai efektyvų privačių miškų sektorių Lietuvoje realizuotos nepakankamai. Na, iš to, ką mes turime, kokias mes sąlygas, nepaisant visų tų, sakykime, patirčių nebuvimo ir visko turėjome nepriklausomybės pradžioje ir kokį mes tą privačių miškų sektorių turime šiandien. O kodėl taip yra? Galima surasti visą krūvą, čia paaiškinimų įvairiausių ir įvairias pusės. Bet man asmeniškai tai labai svarbus yra tas aspektas, kad pagrindiniai miškų politikos sprendimai čia, jie buvo orientuoti į miškų išsaugojimą. Labai gerai.
Svarbu yra miškus išsaugoti. Kaip sakant, svarbiausia geras miškas pagal klasikinę miškininkystę, bet jie visiškai nebuvo orientuoti į daug platesnių, pirmiausia, socioekonominių visuomenės poreikių miškui tenkinimą. Nebuvo. O tą iliustruoja, kad miško savininkas ir šiandien dažniau matomas kaip priešas miškui, bet ne kaip atsakingas sprendėjas. Taip, paplitusi nuomonė. Ir aišku, kad kitaip mąstančių trūkumas, jis yra, akivaizdus. Kritinės masės nebuvimas, aišku, kritinė masė yra be jokios abejonės reikalinga, kai mes kalbam apie vienus ar kitus rimtesnius pagrindimus politikos sprendimams. Norint pakeisti situaciją, galime įvairūs scenarijai, įvairiom kryptim galima dėlioti, kokius galima būtų daryti žingsnius, veiksmus. Mano asmeniniu supratimu reikia naujos miškų mokslų, rimtai pagrįstos privačių miškų valstybinio reguliavimo koncepcijos. Sudėtingas dalykas, taip, pripažįstu. Bet jeigu taip, tai tada mes turėtume kalbėti apie reikšmingai sumažintą miškų ūkio veiklos reguliavimą. Čia galima taikyti ne vien privatiems miškams, peržiūrėtą institucinę sąrangą, ekonominį reguliavimą, išplėtotą miškų sąjungų švietimo sistemą ir taip toliau. Aš sakyčiau, kad pirmi žingsniai bandomi dabar daryti tą linkme, yra nacionalinės miškų programos peržiūra, kuri tebevyksta, šiek tiek šlubuoja, tas stringa, dabar valdžios keičiasi, vėl sudėtinga, kai bus toliau, matysim, bet mes iš savo pusės vis tiek bandome nacionalinės miškų programos pakeitimą šiek tiek tą linkme orientuoti. Ir man tai yra svarbu šitoj vietoj, kad tai yra naujos ir aiškios galimybės koordinuotiems ir plataus profilio miškų politikos mokslo tyrimams nacionaliniu mastu šitoj vietoj. Ta prasme, kad mes viskas tvarko ir gerai, bet kad mes nepamirštume ir tų šiek tiek platesnio profilio miškų politikos tyrimų, nesusikoncentruotume vien į, sakykime, kurie vėlgi reikalingi į siauresnius miškininkystės, miškotvarkos ir kitų sričių tyrimus, bet nepamirštume, kad reikalingi ir platesni miškų politikos tyrimai. Pokyčiai valstybinių miškų valdyme. Čia antras tas pavyzdys, šiek tiek gal glaučiau pasistengsiu, perėjimas nuo planinės prie rinkos ekonomikos, viskas gerai, iš pradžioje buvo padaryti žingsniai, kai atskirtas politikos formavimas nuo ūkinės veiklos valdymo, įsteigta generalinė miškų urėdija 96, tada nuo 2001 metų miškų urėdijos patapo valstybės įmonėmis, tai kaip po pelnų siekiančiomis įmonėmis, ir buvo siekiama veiklos efektyvumo visuose valdymo ir administravimo lygmeniuose. Bet realiai, tą, ką aš jau pradžioje paminėjau, kad buvę atlikta daug studijų ir darbų tą temą ir tie moksliniais tyrimais paremti bandymai optimizuoti valstybinių miškų valdymą. Čia jau kalbu ne kosmetiškai, bet rimčiau, jie nepavyko iki šiol. Tai čia tiesiog toks, galima tik tai konstatuoti, kad valstybinių miškų ūkinio valdymo sistema Lietuvoje yra atspari bet kokiams institucinėms reformoms nuo 2001 metų. Status quo, generalinė 42 miškų urėdijos. Aš nesakau šitoj vietoj gerai čia ar blogai, kiekvienas gali įsivertinti pats, bet to atsparumo pasekmės yra tokios, kad, mes jau žinom, dabar jau yra įtvirtinta net miškų įstatyme skaičius 402, bet yra dideli administravimo kaštai mažose įmonėse, nepakankami ištekliai didelėms investicijoms, paskui mes ieškom būdų, kaip ten kooperuoti lėšas, spręsti problemas. Toliau miškų urėdijų ekonominis būklės prastėjimas, ypač pastaruoju metu 15-16 metai akivaizdžiai tą rodo. Ir aš sakyčiau, man keista, kodėl iki šiol apie tai nekalbam, reiškia, kad neadekvačiai maži miškininkų atlyginimai miškų urėdijose. Jau mes dabar juos turime žemiau šalies vidurkį. Ir išoriniai veiksniai šitoj vietoje labai svarbus. Tai yra, kad viena valstybinius miškus valdanti įmonė institucija yra įprasta efektyvaus valstybinių miškų valdymo praktika Europoje. Ir reikia nepamiršti
EBPO rekomendacijas Lietuvai, kurios nare Lietuva siekia tapti, tai yra ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija pasaulinė, kad yra siūlymas konsoliduoti miškų urėdijos sektoriaus viduje. Tai štai vietoje aš vėlgi matau moksliniais tyrimais pagrįstų politikos sprendimų poreikį. Dabar dėl finansinio reguliavimo, gal labai glaustai tik pasakysiu, čia tiesiog iliustruojama tai, kad realiai mokestinė našta buvo didinama neatliekant jokio to, sakykime, papildomo apmokestinimo poveikio analizių, nei miškams, nei miškų ūkiui, nei patiems tiems sektoriams. Tai va tie trys pavyzdžiai ir ta visa šiandieninė situacija, jie aišku poreikį rodo labiau koordinuotiems moksliniams tyrimams ir pagerintai sąveikai. Bet šitoj vietoj sąveikai tarp tyrėjų ir sprendimų priėmėjų arba sprendėjų. Bet aš šitoj vietoj vis tiek norėčiau akcentuoti tą, sakykime, iniciatyvos didesnės poreikį iš pačių tyrėjų pusės. Ten šiuo metu Europoje ten yra įvairiai, yra miškų politikos, yra įvairūs studijos, kur yra kalbama ir apie tarpinės grandis reikalingas tarp tyrėjų ir sprendėjų. Tai čia tie modeliai, jie įvairūs gali būti, bet pas mus, ką Lietuvoje, aš vis tik tai akcentuočiau tai, kad labai trūksta iniciatyvos iš tyrėjų pusės. Ir papildomos galimybės išplėtotiesiems moksliniams tyrimams jos yra, čia jau apie jas ir buvo kalbėta, tiek tarptautinės, tiek nacionaliniam lygmenį. Aš tik norėčiau toj vietoje tris dalykus paminėti, tai yra Europos miškų institutą, mes nepakankamai išnaudojam kol kas galimybės, dabar Lietuva ratifikuoja Europos miškų instituto konvenciją ir taps pilnateisė nare Europos miškų instituto, tai manau, čia dar atsiras papildomos galimybės ir tada čia tik tai vienas iš tokių projektų, kurį norėčiau paminėti, nes jis skirtas būtent Sumforest, vadinasi, jis būtent skirtas yra miškų mokslų koordinavimui Europoje ir jo rėmuose vykdomi, tai yra RANET projektas, jo rėmuose vykdomi kvietimai moksliniams tyrimams, kuriuose jau pagaliau ir Lietuva įsijungia ir mes turime jau 2 pradėtus projektus, šiek tiek stambesnės apimties, ne visai fragmentuotus, kur jau yra bendruose konsorciumuose, yra nagrinėjamos problemos ir juose dalyvauja Lietuvos mokslininkai. Tai tiek norėjau pasakyti, atsiprašau, neišėjo trumpiau negu 15.